Sveiki bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandieną noriu su jumis pašnekėti apie treniruočių programas. Dažnas iš mūsų gali tiesiog įsivesti į Google treniruočių planas arba training program ir turėsite be abejo labai didelį kiekį įvairiausių programų, kurias jūs galite daryti, išsibandyti ir panašiai. Po tam tikro laiko, kai jūs išsibandote, pas jūs atsiranda tam tikras supratimas apie treniruojamus raumenis ir galbūt jūs norite kažkaip tai susidėlioti tą programą pagal save. Tai šiandieną noriu aš su jumis pasidalinti Excelio šablonas, kurį jūs galite naudoti, sudaryti programą savo, galbūt savo draugui. Jisai turi tokią savybę, kad jums tiesiog reikia pasirinkti pratimą, pasirinkti pakartojimų kiekį ir automatiškai jūs turite programą netgi 8 savaitėms. Ta aš jums parodysiu Excelio faile, kaip juo naudotis. Turiu aš atsidaręs sporto programos sudarimo failą. Apačioje jūs matote skiltis, yra planavimas ir 8 savaitės. 8 savaitė. Ir mes turime date. Mes prie šito dar grįžime, kas tai yra, viską paaiškinsiu. Tai dabar mes įsivaizduojame, kad mes turime norą susikurti kažkokią programą. Pradžioje mes turime 5 dienas. Tai yra 5 dienų iš esmės programą, kokią jūs galite pasidaryti. Viskas priklauso nuo jūsų, kaip susigalvosite, taip ir bus. Ar kaip visą tai susidaro. Turime raumenų grupę, kitas skiltis pratimas, serijos, kartai, pakartojimai, aš tai pavadinęs kartais, poilsio laikas, kiek tarkime jūs turite poilsio tarp pakartojimų, svoris pirmai serijai arba setui, svoris antrai, trečiai, ketvirtai. Ir mes turime pastabos skiltį. Serijos, iš esmės šitos 4, tai jos yra darbinės. Su svoriu, jeigu mes žiūrime pagal svorio serijos šitą kategoriją, jūs čia galite savarankiškai pildyti svorį, kokį jūs norite ir pastaboje galite pildyti, ką jūs norite. Šitose nuo raumenų grupės iki poilsio jūs nieko rankomis nepildot, nieko nerašinėjate, jūs tiesiog paspaudžiate ir renkatės. Įsivaizduokime, kad mes norime daryti bench pressas. Taip? Tai vadinasi, raumenų grupė pas mus yra krūtinė. Tai aš paspaudžiu, atsiranda trikampiukas ir aš turiu pasirinkimą būtent iš įvairiausių raumenų grupių, ką aš renkuosi. Renkuosi krūtinę. Ir tada aš renkuosi iš esamų pratimų. Visi pratimai čionais yra surašyti angliškai ir aš visą laiką viską rašau angliškai, todėl kad jie rašosi daug greičiau. Štangos spaudimas nuo suoliuko arba štangos spaudimas gulint ant suoliuko. Viskas čia yra tvarkoje, bet kai prasideda kompleksinis pavadinimas, labai daug smegenys turi galvoti, kaip čia parašyti, kad žmogus suprastų. Šiuo atveju šičia yra viskas labai paprasta. Jūs tiesiog parašote į YouTube šitą pavadinimą, copy-paste ir viskas. Ir jums išmeta tą pratimą ir jūs žinote. Aš nusprendžiau, kad aš noriu daryti su treniruokliu spaudimą ir aš pasispaudžiu. Mašin čia spręstas, viskas gerai. Tada serijos. Imkime standart 3. Tada mes rašome kartai. Tai dabar čia irgi yra vienas toks momentas. Viską aš surašęs labai paprastai nuo 4 iki 6, nuo 6 iki 8, nuo 8 iki 10, nuo 8 iki 12, nuo 12 iki 15, nuo 15 iki 20, nuo 20 iki 25. Dabar paaiškinsiu, kodėl visą tai darosi. Tarkime, jeigu aš pasirinkau range nuo 8 iki 12, tai reiškia, pasirinksiu, tarkime, svorį progresiniu būdu. 40 kg. Šitose skiltise jūs viską rašote svorio atžvilgiu, tai kilogramais. Čia, sakykime, aš rašau 50. Ir aš kadangi darau 3 serijas, čia yra 60. Kitam lange šitie skaičiai atsikartos. Ir dabar kitam lange bus momentas, kur jūs tiesiog automatiškai susidėsite pakartojimų skaičių. Tai tarkime, aš įsivaizduoju, kad aš šitą seriją noriu daryti 12 pakartojimų, šitą seriją noriu daryti 10, o šitą seriją noriu daryti 8 pakartojimais. Svoris kyla į viršų, pakartojimų skaičiai eina į apačią. Čia vienas iš variantų. Ir dabar kiek aš renkuosi poilsio, vėlgi poilsis yra sekundėmis, tai pusę minutės, minutę, pusantros minutės, 2 minutės ir iki, kaip sakant, 5 minučių. Aš manau, kad aš po 60 sekundžių galėsiu daryti. Ir, sakykime, pastaba, jūs galite įsirašyti į pastabą, kad ir treniruoklio numerį. Kiekvienam sporto klube visiems yra treniruokliai, kurie galbūt ir neturi aprašymo, bet jūs žinote, kas tai yra per treniruoklis ir jūs tiesiog galite įsirašyti numerį. Kaip pavyzdį, savo draugui nusprendėte padaryti programą, pagelbėti jam, prašau. Be abejo, jūs galite čia paimti
ir į šitą skiltį įmesti YouTube linką, ką reiškia Machine Chess Press. Kai mes susiplanuojam visą būtent tą taip įsivaizduojamą ciklą arba tą visą programą, mes turime 8 savaitės. Tai iš esmės savaitė 1. Ir šitoj skiltėje nuo savaitė 1 iki savaitės 8 viskas, kas mėlyna, nieko neliečiat. Nelieskite, nes sugadinsite patį failą, nes čia yra formulės. Čia yra atvaizdas, ką mes jau susidarėme. Keisti jūs viską galite planavime, bet savaitę 1, 2, 3 jūs nieko keisti negalite. Tai kadangi aš jau matau, pati formulė iš esmės iš savęs duoda neigiamą variantą, tai body weightą įsivaizduokite, kad tai yra 0. Tai aš dabar įvedu 0, 0 ir mes turime vėlgi serijas, kur svoris kartai, svoris kartai, svoris kartai. Turime bendrinę apimtį, kiek jūs iškėlėte tonažo. Viskas, kas yra nemėlyna, viską jūs galite pildyti. Pirma serija, pirmas kartas yra 40 kg ir aš keliu 12 kartų. Taip? Bum. Aš jau iš karto turiu bendrinę apimtį būtent šio vieno kelimo. Antram keliu 50, 11 tik tai padariau, kaip pavyzdys. Taip? Noriu kelti 60, tarkim, aš iškėliau 9. Nu ir nusprendžiu, kad ketvirtas kojų, noriu 65 ir mano tikslas buvo nuo 8 iki 12. Nu, jeigu neišėjo, viskas good, sakykime, išėjo tik tai 6 pakartojimai, nieko nekeičia. Aš žinau savo range, kiek aš norėjau, bet čia nais bendroji sumoje. Tai yra bendrinis iškelimas ir svoris. Ir mes turime bendrinę apimtį. Kai mes įsijungiam kitą savaitę, yra refleksija būtent tai, ką jūs esate darę. Tai reiškia, jūs žinote, kad jūs kėlėte 40, 50, 65. Ar jūs norite keisti? Be abejo, jūs galite pakeisti. Pavyzdžiui, šį kartą aš keliu kem 5, ten jau keliu, tarkime, 50 irgi. 12 kartų pasirodo man išėjo. Aš iš karto 60 keliu, sakykime, 10 kartų ir šiam 5 iškeliu 8 kartus. Tai bendroji sumoje mes jau turime apimti daug didesnę čionais pirmą savaitę. Ir pirmą savaitę tokia apimtis, antrą savaitę va tokia apimtis. Čia kaip ir viskas aišku, ne? Tai dabar pats smagiausias dalykas, jūs norite keturgaliu įtraukti savo pratimą, į sėdmenis vėlgi savo ir panašiai ir panašiai. Yra skiltis specialiai padaryta kiti, kur jūs galite kitus pratimus traukti. Netgi čionais galima įtraukti kardio, burpiai, daugelio nemėgstamiausi. Be abejo, visi šitie pratimai, kurie čionais yra, jūs juos galite keisti. Jeigu jums paprašiau yra lietuviškai, pasivadinti viską lietuviškai. Arba pakeisti, arba aš galiu įtraukti. Apačioje jūs matote ten pažymėjimą tokį. Tai apačioje, ką aš padariau, aš parašau pritūpimai. Aš spaudžiu Enter, einame į planavimą. Pavyzdžiui, nusprendžiau, kad noriu dar daryti pritūpimus. Tai keturgalvis, bam, ir kadangi tai paskutinis pratimas, bam, pritūpimai, sakykime, 4 serijos, 8, 6 iki 8 ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes vėl turime antrą savaitę ir taip toliau, ar netgi pati 8 savaitė. Taip atrodo visa programa, arba tas stebuklingas failas, kurį norėčiau gauti milijonus, bet niekas man neduos. Tai norėčiau su šitą Excelio formą pasidalinti su viena sąlyga. Jums tai tiesiog reikės paspausti like. Kai paspaudėte like, po šito video apačioje, galbūt viršuje bus nuoroda, kur jums reikės tiesiog, iš kur jums reikės atsisiųsti šitą failą. Toks mažas pastebėjimas, kurio aš nepaminėjau. Jūs galite turėti kažkokius tai pratimus, kurie jums patinka, arba kažkoks tai treniruoklis. Galbūt nežinote, kaip jis vadinasi, kaip jį pavadinti. Sporto klube labai dažnai prie treniruoklių yra užrašyta, kaip tas treniruoklis vadinasi. Labai dažnai būna tai užrašyta angliškai. Treniruoklių šonuose kažkur tai yra užrašytas pavadinimas. Šį pavadinimą jūs tiesiog ir įsitraukite į savo programą ir viskas bus gerai. Jeigu jums patiko šitas video, nepatingėkite, paspauskite patinka. Jums nieko nekainuoja, man tai yra būtent patvirtinimas, kad jums tikrai tokie video yra reikalingi. Naudokitės šiuo treniruočių sudarimo planu, arba kitaip sakant, failu, sportuokite protingai ir saugiai. Iki greito.